Ir be abejo, vaiko gyvenamoji vieta buvo iškart priteista pas tėtį. Ir keršydamas vyras man pasakė, kad visą gyvenimą jis mane tuo baus. Kad jis niekada neleis man bendrauti su dukra. Kad aš niekada negalėsiu su ją susitikti. Jisai žino, kad tai yra mano skaudžiausia vieta ir visą gyvenimą jis mane perės partys. Ir nežiūrinti tai, kad teismo buvo nuspręsta, kad mes galėsim matytis, kad jis privalo leisti mums susitikti bet kada, kad jis privalo leisti man dalyvauti jos auklėjime, jos gyvenime. Aš nuskridau į Lietuvą, jis tiesiog jie išvežė ir paslėpė. Aš su ja negalėjau susitikti, kreipiausi į vaikų teisės, kreipiausi į antstolius, nes man buvo pasakyta, kad antstoliai sprendžia šitas problemas, bet visi tik tai skėsčiojo rankom. Po reklamos laidoje matysite. Vardan meilės egiptiečiui Ihabui Ramunė Lietuvoje paliko verslą, vyrą, dukrą ir net priėmė islamą. Tačiau po 8 metų jis sprunka nuo arabo. Jiem reikalingos viso pasaulio moteris. Ramunės istorija sujaudins visą Lietuvą. Kokią tiesą pagaliau ji ryžtasi atskleisti dukrai. Jinai supras, vis tiek vieną dieną mes susitiksim. Figu LT prasideda kalėdinės nuolaidos. Net milijonas Lietuvos žmonių jau žino, kad internete pirkti pigiau. O kur pirkti patogiau? Taip pat internete. Figu LT. Taupyk laiką ir pinigus. Jis buvo vardu Ihabas. Nuo pat pirmos pažinties dienos apsupo Ramunę viskuo, ko jai taip trūko Lietuvoje. Išskirtiniu dėmesiu, meilė ir romantika. Tai buvo kurortinis romanas iš pradžių. Taip. Kaip ir visais kitais atvejais. Praktiškai visoms gyvenime šiai prasideda nuo to. Bet juk tiek apie tai kalbama, kad netikėkit moteris, kad negali pažinti vyrą per tas kelias dienas, kol atostogauja ir esi atsipalaidavus. Tai teisybė ir visos tą supranta ir visos apie tai kalba, bet kiekviena moteris nori būti išskirtinė ir kada jai yra pasakoma, kad jinai yra vienintelė, jinai yra pati nuostabiausia, pati šauniausia, pati gražiausia, pati mieliausia, pati pačiausia, jinai tuo patikė. Jau per antrąjį Ramunės apsilankymą Egipte Ihabas mylimąją supažindino su savo šeima. Du jo broliai jau buvo vedę užsienietes, tad lietuvę būsimoji Anita priėmė labai gražiai ir supratingai. Nuo pat pirmos dienos jisai mane spaudė, kad mes turim susituokti oficialiai. Jisai nenorėjo kažkokių tokių negražių santykių, nelegalių santykių. Ir užteko 2 mėnesių, aš sutikau. Iš pradžių lietuvės gyvenimas nepasikeitė. Pora susitikdavo su draugais, linksmindavosi naktiniuose klubuose. Tačiau po truputį ėmė keistis Ramunės įpročiai. Nenorėdama pritraukti aplinkinių dėmesio, jie ėmė santūriau rengtis, plaukus vis dažniau slėpdavo po skarele, vyras supažindino su islamo religinėmis tiesomis. Aš supratau, kad man tai labai miela, kad man tai priimtina, kad tai yra mano, kad aš noriu to. Aišku, ne iš karto atėjo tas jausmas. Po tam tikro laiko, tiesiog vieną dieną pabudus, aš supratau, kad tai yra ta diena, kada aš tapsiu musulmonu. 4 metus Ramunė su Ihabu vienas kitą labai mylėjo ir gyveno gražiai. Kodėl jūs su vyru neturėjot vaikų? Fiziologinės problemos. Mes bandėm, nepavyko, buvo operacija, nevykęs. Gydytojas egiptietis, tiksliau verslininkas gydytojas. Nes dauguma gydytojų čia yra pirmiau verslininkai negu medikai ir ko pasiekoje tik tai dirbtinis apvaisinimas buvo įmanomas ir netgi šitam nepavykus. Vyras pasakė man, kad nieko baisaus, kad Dievas taip nusprendė, kad mes neturėsim vaikų, kad svarbiausia, kad mes turim vienas kitą. Po 4 metų Ramunės širdyje prabudo veikli moteris. Ji susirado darbą ir entuziastingai jo ėmėsi, bet vieną dieną intuicija jai pašnibždėjo, kad darosi kažkas negero.
Sėdėjau namie ir pajutau, kad dabar jisai su kita. Ir nežiūrinti tai, kad Egipte moteriai išeiti po 12 valandos vienai į lauką yra blogai, visi jie pažiūrės kažkaip nepagarbiai. Aš tiesiog išėjau ir priešais mane išėjo mano vyras su mergina. Iš to paties pastato. Nes tam pačiam pastate jo kompanijos butas buvo išnuomotas, kurie laikė prekes parduotuvėms, kuris buvo atsivedęs merginą. Aš sakiau juos iš paskos. Nedaug, aišku, aš jam paskambinau, mačiau, kaip jisai atmeta mano skambutį. Ir po to, aišku, jis iš karto atsiliepė. Aš paprašiau jį atsisukti. Jisai pamatė mane. Aišku, pirma reakcija buvo nelabai graži. Išsiveržė pyktis. Po to mes parėjau namo ir jis tiesiog pradėjo aiškinti, kaip visą tai vyko spontaniškai, kaip ta mergina ne pirmąsyk atskrido čia, jisai ją iš anksčiau pažįsta, jam buvo nemalonu atsakyti ją, jis tiesiog norėjo gražiai praleisti laiką. Ramunės tokie vyro išvedžiojimai neįtikino ir ji nusprendė skirtis. Tačiau Ihabas nė minutę nepaliko jos ramybėje. Skambindavo 1000 kartų per dieną, įtikinėdavo, kad suklydo ir dabar jam gyvenimas be žmonos nebemielas. Jis padėjo tiek pastangų, kad mane susigrąžinti, kad aš patikėjau, kad jis gali pasikeisti. Manote, kad jis tikrai buvo nuoširdus, kad jis tikrai... Tuo momentu, kol aš pas jį negrįžau, jisai buvo nuoširdus. Tuo momentu. Kada aš grįžau, kada jisai gavo to, ko siekia, ne iškart, aišku, vėl viskas pasikartojo, ne iškart, gan ilgas laiko tarpas praėjo, bet vis tiek jisai grįžo prie savo gyvenimo būdo. Ir jis niekada nepasikeis. Tik šįkart viskas buvo kur kas sudėtingiau. Nors pats jau buvo vedęs kitą moterį ir leisdavo su ją daug laiko, Ihabas atėmė lietuvišką Ramunės pasą, uždraudė išeiti iš namų, nuolat gąsdindavo, kad jis skųs migracijos tarnybai ir ji bus deportuota iš šalies, o palikti Egipto Ramunė visiškai nenorėjo. Laimiai turi nuostabes drauges, jei ne Agnė, Lina ir Jurgita, nežinau, kaip viskas būtų pasibaigę, tikino moteris. Tolesni įvykiai greičiau priminė detektyvą nei meilės istoriją. Sužinojusios, kad Ramunei reikia pagalbos, merginos greitai sumastė pabėgimo planą. Vieną ankstų rytą, kai Ihabas buvo išskubėjęs pas antrąją žmoną, padėjo žaibiškai supakuoti Ramunės daiktus. Ankstyvą rytą jau surinktus visus daiktelius, kraunam į taksi automobilius, Lina privažiuoja su savo automobiliu, ir pradedam vežti. Be abejo, visuose Egipto daugiaaukščiuose yra toks dalykas kaip dormenas, durininkas, kuris to pačiu yra ir apsauginis, kartais ir gandonešis, kuris būtinai privalėjo pranešti apie vykstantį išsikraustimą, staigų išsikraustimą. Ir tokį gana keistą. Tačiau jis labai gražiai užmerkė akis ir apsimetė, kad to nepastebė. Už pinigus? Tiesą sakant, ne. Už nereikalingus Ramunės rūbus, batus, bižuteriją, galanteriją, taip. Būtų buvo, kam jis galėjo paskambinti? Ramunės vyrai. Tada jis būtų atskubėjęs ir jau būtų buvęs didžiulis skandalas? Tai jis galėjo lygiai taip pat atgal parsivesdinti namo, užrakinti. Tačiau dar reikėjo atsikratyti persekiojusio Ihabo ir sutvarkyti skyrybų formalumus. Čia pagelbėjo Linos vyras, pasiturintis verslininkas, stojęs lietuvės pusėn. Jisai palaikė Ramunę. Parūpino susitikimą su vienu iš geriausių Hurgadoje esančių advokatų, kad būtų išspręsti ir finansiniai reikalai. Policijos sprendimas buvo toks, kad tas vyras nebegali prisartinti prie jos ir nebegali jai pakenkti. Dabar, kai jūs žiūrite šį reportažą, skyrybų procesas jau pasibaigęs, o Ramunė skleidžia sparnus naujam gyvenimui. Vienintelis dalykas, kuris dabar spaudžia jo širdį, tai, kad 7 metus nematė ir nebendravo su dukra. Moteriai skaudu, kad negali net paaiškinti, kaip buvo priversta palikti savo vaiką ir neįsivaizduoja, ką buvęs vyras prikalbėjo jau paauglystę sulaukusiai mergaitei ir kaip užnuodijo jos protą.
Juk Ramunė šią išpažinčiai ryžosi tikėdamasi, kad dukra išgirs jos istoriją ir supras, o po keliarių metų, kai sulauks pilnametystės, galbūt susiras savo motiną. Aš stengiausi nerodyti, stengiausi dukrai neparodyti, kaip man buvo sunku, kaip man buvo negera gyvenant su jos tėčiu. Nieko nenoriu sakyti blogo apie tą žmogų, tiesiog jisai yra toks, koks jisai yra. Bet man buvo labai skaudu, man buvo labai sunku. Ten buvo ir fizinis smurtas, visko buvo. Ir nežiūrinti tai, kad aš stengiausi tai slėpti nuo dukters, aš ją dažniausiai išveždavau, kada alkoholio poveikio pasakoje siautėdavo vyras. Vis tiek dukra išlaikė tuos prisiminimus, nes jinai matė, kaip jisai, buvęs vyras kilojo į rankas ir kojas prieš mane. Ir manau, kad vis tiek tai užsifiksavo jos pasąmonėje ir labai tikiuosi, kad jinai supras vis tiek vieną dieną, jinai supras vis tiek vieną dieną mes susitiksim.